Sveiki, sveiki, atvykę į mano kanalą. Mano vardas Elžbieta, malonu Jūs matyti savo kanale Ispanų kalba su Elisa. Šitame kanale mes kalbame apie Ispaniją, Ispanijos gramatiką, Ispanijos žodyną, apie aktualijas, apie žinias, apie viską mes kalbame šitame kanale. Ir šiandien mes turime žinias, kasgi atsitiko per balandžio mėnesį, kokie yra pasikeitimai, kokie yra įvedimai. Viską mes šiandien su Jumis aptarsime. Aš surinkau pačias įdomiausias žinias, dėl to likite kartu su manimi. Bet iš pradžių norėjau paminėti, kad jeigu Jūs norite išmokti ispanų kalbos, bet Jums nėra laiko taikytis prie mokytojo, Jums yra kursas Mokausi pats, Jūs mokotės patys savo, Jums tinkamų laikų, iš video pamokų, jos yra įrašytos 45 pamokos ir po kiekvienos pamokos specialioje platformoje Jūs atliekate užduotis. Galite tai daryti tiek kartų, kiek norite. Kurso trukmė 4 mėnesiai. Ir per 4 mėnesius Jūs gausite visą Jums svarbiausią informaciją Jūsų baziniai ispanų kalba. Taip, kad Jūs galėtumėte pradžiai nors kažką mokėti kalbėti ir bendrauti su ispanais. Čia toks yra bazinis, standartinis kursas Mokausi pats, kur yra viskas suglausta ir yra sujungti patys svarbiausi dalykai, ką reikia žinoti. O mes tada su Jumis pradedame ir pereiname jau prie žinių. Po tokio lietingo kovo ir kažkiek balandžio prisipildė labai daug vandens. Ir dabar įjungia fontanus tuos, kurie buvo išjungti virš metų. Pavyzdžiui, Barcelonoje, Madride kai kurie fontanai nedirbo, nes buvo vandens trūkumas. Bet tai, kai prilyjo tiek daug, iš tikrųjų čia Ispanijai labai gerai visai gamtai, ir viskas prisipildė vandeniu ir dėl to įjungia visus fontanus. Šiaip iš tikrųjų šitas pavasaris yra toks, aš pasakyčiau, šaltokas, palyginus su kitais pavasaris, su praeitais pavasariais, kurie buvo Ispanija, nes temperatūra tai pakyla iki 26-27, tai po 5 dienų jau vėl turime 20-22 laipsnius. Bet man patinka, aš nieko nesakau, nes dar turėsime tikrai ilgą laiką karščius. O kaip pas Jūs orai? Kur Jūs gyvenote? Ir koks pavasaris pas Jūs? Kokie orai? Aš gyvenu Valencija kapitalė, Valencijos mieste. Ir čia pas mus pavasaris tikrai yra toks šaltokas. Ispanijoje nekilnojamojo turto kainos vėl kyla. Taip. Visada, manau, aš tik tai ir sakau savo žiniose, kai eina kalba apie nekilnojamąjį turtą, bet dėja taip yra. Per pirmąjį trimestrą, per pirmus 3 mėnesius 2025 metus Ispanijoje pakilo 10%. Žinoma, čia yra vidutiniškai, nes kaimeliuose, miesteliuose ten mažiau kilo, bet didesniuose miestuose tai tikrai kilo 10%. Ir toks vidurkis yra tai po visą Ispaniją 10%. Ir žinoma, kaip mes visi žinome, kad patys brangiausi miestai tai yra Barcelona, Madrid, Valencija, Malaga. Na, o ir nuomos kainos irgi nestovi vietoje, dėja, bet irgi jos kyla. Ir nuomos atžvilgių pats brangiausias miestas yra Barcelona, nes ten 1 kvadratinio metro kaina, tam, kad išnuomoti būtą, taip, yra 22,4 eurai. Tikrai kaina pakankamai didelė. Madride tuo tarpu 20,4 eurai, o Malagoje 14,5 eurai. Nors Madridas yra sostinė, bet visgi mes matome, kad Barcelona turi aukštesnės kainas. Ir atrodo 10% gal nėra tiek daug, bet jeigu paanalizavus, tai iš tikrųjų daug. Jeigu, pavyzdžiui, sausio pradžioje būtas kainavo 2000, tai dabar tas būtas jau kainuoja 2200. Ir čia, žinoma, paralios inkilino, štaip, nuomininkams, tai yra tikrai tokia jaučiama suma, kad tikrai pakilo nuoma. Nežinau, kada tai sustos, kas iš Jūsų užsiima ekonomiką, galite komentaruose parašyti. Nežinau, kada tas pasibaigs, kada baigs tos kainos augti, nes jos auga. Per paskutiniais kažkur 5-10 metų kainos ir nuomos ir pirkimo pakilo beveik. Taip, kažkas pakilo beveik 2. Tai ką, prieš 6 metus galim buvo išsinuomoti visą būtų už 500, čia minimali kaina buvo, ne? Tai dabar
už 1000 minimum. Ir žinoma, kiekvienas miestas turi savo kainas, taip kaip aš ką tik ir sakiau. O jūs, kokį miestą renkatės? Renkatės didmiestį ar renkatės miestelį šalia didmiesčio? Jums labiau patinka ramus gyvenimas ar gyvenimas mieste? Rašykite, kur jūs gyvenate ir kodėl pasirinkote vieną arba kitą gyvenamąją vietą. Ir dabar apie turistus. Per pirmąjį trimestrą 2025 metų atvažiavo į Ispaniją 21 milijonas turistų. Ir tai yra ne sezonas. Taip, sausis, vasaris, kovas čia yra ne sezono mėnesiai ir jau 21 milijonas. Ir tai yra 6% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais. Ir top miestai yra Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca ir Benidorm. Ispanija vis populiarėja ir populiarėja tarp turistų. Ir mes, kas gyvena Ispanijoje, tikrai tai galime jausti, kad turistų su kiekvienais metais pasidaro vis daugiau. Manau, daugumą žinote, kad FIFA, dabar apie sportą, apie futbolą, FIFA 2030-ieji vyks vienoje iš šalių, tai yra ir Ispanija. Ten bus Ispanija, Maroko ir dar kažkas, taip, bet man svarbu Ispanija. Ir žinoma, visos rungtynės bus išbarstytos po visokius miestus, taip ir visokiuose miestuose vyks tos rungtynės. Bet miestas Šiaurės Ispanijos San Sebastián, galbūt jūs ten gyvenate, kažkas iš jūsų, arba buvo aplankę, ten žmonės yra nepasitenkinę, jie nenori, kad vyktų kažkokios rungtynės, kad atvyktų dar daugiau turistų, dėl to jie parašė oficialų laišką FIFOS administracijai, kad jie nenori, prieštarauja, kad vyktų kokios nors varžybos tuo metu. Ir žinoma, jūs galima suprasti, nes nuo 2015 iki 2024 metų San Sebastiane, toje vietoje, turistų skaičius užaugo 87%. Įsivaizduojate? Aš puikiai įsivaizduoju, ką žmonės jaučia ir kodėl jie prieštarauja, nes jie tikrai nenori dar daugiau tų turistų, nes tiesiog jau nėra vietos. Tai kaip nekilnojamo turto kainos ir nuomos ir pirkimo vis auga ir auga. Kiekvieną mėnesį, kiekvieną trimestrą, kiekvienais metais. Tai balandžio mėnesį tikrai pakankamai daug žmonių protestavo. Išėjo visi žmonės į gatves, kai kuriuose miestuose buvo virš 100 000 žmonių protestuojančių prieš tai, kad kainos kyla. Jie vis pasako, šaukia valstybei, kad būstas turi būti prieinamas kiekvienam ispanui, paprastam žmogui, kuris čia gyvena ir uždirba, nes visi žinome, kad Ispanijos alga yra tikrai žema palyginus su nuomos kaina, nes minimali alga yra 1200, o ir būto nuoma yra irgi apie 1000–1200 ir dėl to žmonės tikrai negali nieko išsinuomoti ir dėl to protestuoja ir žiūrėsime, kas bus, ar valstybė išgirs, neišgirs, ar bus kažkokių pasikeitimų. Per 2024 metus užsieniečių buvo įsigyta 139 000 nekilnojamo turto objektų. Įsivaizduojate? Koks didelis skaičius. Manęs nestebina, kodėl ispanams trūksta gyvenamosios vietos, nes viskas superka turistai. Didžiosios Britanijos gyventojai teikia pirmenybę Mursija, Alicante ir Andalusijos regionui. Vokiečiai Kanarų ir Balearų saloms. O portugalai Galicija į Ekstremadūrą. Ir kaip matome, taip, kad kaimyninės šalys jos labiausiai įsigyja nekilnojamą turtą šalia savo sienų. Na, o lietuviai teikia pirmenybę Alicante, Malaga ir Kanarų saloms. O jūs gyvenate kažkur iš šitų regionų? Rašykite komentaruose. Paskutinius porą metų Valencija tapo tikrai labai populiari ir čia vis atvažiuoja žmonės, turistai, užsieniečiai, tikrai visi važiuoja čia, nes kažkada buvo labai populiari Barcelona. Žinoma, jinai ir dabar populiari, bet vis tiek. Tai buvo Barcelona ir Valencijos beveik niekas nepažinojo. Bet tai, kaip Barcelona jau ant tokio lygio jau kilo kainos nepakeliamos, dėl to žmonės atrado, kad yra Valencija irgi ant kranto, prie jūros, didmiestis ir visi pradėjo važiuoti čia. Bet
Tai kaip aš gyvenu čia Valensijoje, aš sakau, kad oro uostas pas mus nėra didelis ir tikrai susisiekimas su Valensija nėra labai patogus, netgi mums lietuviams, tam, kad važiuoti į Lietuvą, tai tikrai reikia daryti persėdimus. Bet manau, tai kaip čia atvažiuoja vis daugiau ir daugiau turistų, užsieniečių, galbūt ateityje jie padarys dar vieną terminalą. Ar žinote, koks pats saugiausias Ispanijos miestas? Tai yra Albacete, gerai, kaimelis miestelis. Jis yra pripažintas pačiu saugiausiu Ispanijos miestu. Ar jūs lankėte Albacete? Rašykite komentaruose. Ar verta? Pati brangiausia Ispanijos vila yra Merbejoje, kuri kainuoja 70 milijonų. Sierros Blancos regione su 5500 kvadratinių metrų, su garažu, 24 mašinom, spa, biblioteka, kino teatras, vyno rūsys ir žinoma, panoraminiai vaizdai. Buvo paskelbta top pasaulio miesto, kur yra patogiausia vaikščioti, taip, kur jūs galite vaikščioti ir niekas jums netrukdys, nes yra padaryti tą kelią. Ir į top 20 įeina net 2 Ispanijos miestai. Ir vienas iš jų 14 vietoje yra Bilbao, o 19 vietoje Barcelona. Per paskutinius metus tikrai aš matau, kad ir čia pas mus irgi ir Valensijoje, taip, vis uždaro tos kelius, uždaro centrą, kad mašinos jau nebegalima įvažiuoti ir vis daugiau ir daugiau padaro pėsčiųjų takus. Balandžio 28 dieną Pirinėjų pusiasalyje įvyko didžiausias elektros tiekimo sutrikimas. Visi, kas gyvena Ispanijoje, tai pajuto. Ir visą dieną buvo be ryšio, interneto ir šviesos. Tai paveikė tikrai labai daug milijonų žmonių, nes tai įvyko ne tik Ispanijoje, bet Portugalijoje ir pietų Prancūzijos dalyje. Visa telekomunikacija, elektra, internetas nutrūko kažkur pusę pirmos dienos ir pradėjo atsistatinėti tik 6 vakaro. Žinoma, čia tik kai kuriuose vietose, nes kai kur ryšys, elektra, visa tai atsistatė tik sekančią dieną. Dėl to labai priklauso kokiam regioną, kokiam miestelį gyvenate. Pavyzdžiui, Valensijoje šviesa atsirado 8:15 vakaro, o internetas be 15:09. Nors iki dar sekančios dienos, iki antradienio, dar veikia su sutrikimais. Ir buvo paveiktos ne tik telekomunikacijos, bet taip pat ir viešasis transportas, nes traukiniai, metro, tramvajai, visi jie sustojo ir kai kurie sustojo pusiaukelėje tarp miestų ir žmonės daug valandų praleido tiesiog išėję į lauką ir laukiant. Iš šitos situacijos, žinoma, kyla klausimas, o tai kodėl taip atsitiko? Ir valstybė sako, kad tikslioji priežastis dar nėra nustatyta, tačiau Ispanijos elektros tinklo operatorius pranešė, kad vos per 5 sekundės dingo 15 000 megavatų elektros gamybos pajėgumų, o tai sudaro 60% visos šalies elektros energijos gamybos. Įtariama, kad tai galėjo prasidėti nuo masinio saulės elektrinių atsijungimo pietvakarių Ispanijoje, kas sukelia grandinę reakciją. Nors elektrotinklo operatorius atmetė kibernetinės atakas, bet vyriausybė jos kol kas neatmetė ir pavedė vykdyti nepriklausomą tyrimą. Dirbtinis intelektas jau užima žmonių darbo vietas. Meta Facebook uždarė savo vieną iš pagrindinių ofisų Barcelonoje, en la Torre Glorias. Taip, tikrai matėte tą torre ir ten buvo Meta Facebook ofisas ir jį uždarė ir atleido 2000 darbuotojų. Bet žinoma, pasakė, kad jiems išmokės visas pašalpas, viską, bet dėja jau 2000 žmonių yra darbuotojų nereikalingi, nes Meta Facebook dabar labai daug naudoja IA, dirbtinį intelektą ir žmonės jau tampa nereikalingi. Ir tai iš tikrųjų liūdna, nes kuo toliau, žinoma, gerai, kad tas dirbtinis intelektas vystosi, eina į priekį, bet žinoma, gaila žmonių, kad žmonės netenka darbų. Ir su laiku, aš manau, nedarbingumo skaičius gali tikrai
labai netgi kilti. Dirbtinį intelektą taip pat nori naudoti ir futbolo varžybose, taip, nes per paskutinius čia Europoje čempionatus, per visas varžybas labai buvo daug nesusipratimų, kažkas neužskaitė penaltį, užskaitė, pamatė per daug. Buvo visokių tokių nesusipratimų ir dabar jie visi galvoja, taip, tai visi direktoriai, to viso futbolo, galvoja po truputį taip įvesti dirbtinį intelektą, kad dirbtinis intelektas vertintų žaidynės, taip tas visas varžybas ir taip nori, taip sakant, sumažinti visų klaidų skaičių, nes žinoma, futbole mes visi žinome, kad ten sukasi milžiniški milijonai pinigai ir žinoma, norėsi tokiame dalyke taip turėti kuo, taip sakant, mažiau tų visų klaidų. Praeitais metais Ispanijoje gimė 322 034 kūdikiai. Čia yra pirmas augimas per paskutinius 10 metų Ispanijoje. Tikrai labai gera žinia. Ir tai yra 1378 kūdikiais daugiau negu 2023 metais. Tai sudaro net 4% augimo. Bet turime ir kitą statistiką, kad vis daugiau moterų pirmą vaiką pasigimdo jau virš 40 metų, nes iki to laiko dirba ir siekia karjeros aukštumų. Žinoma, šitas pakilimas nereiškia, kad čia vien ispanai pradėjo labiau gimdyti. Ne. Čia labai daug atvažiuoja taip užsieniečių, kurie nori čia gyventi, pasilieka, kai kurie atvažiuoja jauni, tik poros, čia gyvena ir gimsta vaikai, arba kai kurie atvažiuoja su vaikais ir po to turi dar vaikų susilaukia. Ir jeigu visą tai paėmus su užsieniečiais, kurie čia atvažiuoja, ir pakilo tas gimstamumas. Žinoma, šalį čia tikrai labai gerai, nes čia yra jėga, taip darbas ateityje, kad iš jų imti mokesčius ir tos mokesčius po to mokėti pensininkams. Dėl to užsieniečius iš vienos pusės ir traukia čia Ispaniją, kad jie gimdytų ir kad Ispanijoje visgi būtų geras gimstamumas ir kad jis vis kiltų. Ir šiandienai buvo visos žinios, kurias aš norėjau jums papasakoti, svarbiausias, įdomiausias. Galite komentaruose rašyti, kas jums patiko, kas nustebino. Galbūt aš kažko nepapasakojau, ką jūs žinote. Dalykitės komentaruose, rašykite, nes mes visi skaitysime ir aš, ir jūs, žiūrovai irgi. Neužmirškite palaikyti mano kanalą jūsų prenumerata, jūsų laiko. Man bus labai malonu ir taip pat YouTube algoritmai pasakys ačiū, nes be jūsų palaikymo nieko nėra įmanoma. Dėl to ačiū už prenumeratą, ačiū už laiką. Dalinkite su draugais ir mes pasimatysime jau greitai sekančiame vaizdo įraše. Adios!